Sveiki, esu Arūnas Rimkus. Savo laidose pristatau politinės ekonomikos mokslo žinias apie tai, kaip visuomenės tampa turtingomis. Taigi, koks yra lengviausias būdas pasidvigubinti savo atlyginimą? Atsakau, lengviausias būdas pasidvigubinti savo atlyginimą yra teisingai balsuoti rinkimuose į Seimą. Labiausiai jūsų atlyginimo dydis priklauso ne nuo jūsų asmeninių pastangų, kaip dauguma galvoja, bet nuo šalies valdžios veiksmų. Jūsų atlyginimas gali būti toks kaip Moldavijoje ir gali būti toks kaip Airijoje ar Švedijoje, dirbant tą patį darbą. Visose šiose valstybėse yra demokratija. Demokratijos buvimas šalies turtingumo neapsprendžia. Apsprendžia žmonės išrinkti į valdžią. Ekonomistai puikiai žino, kaip šalys tampa turtingomis. Todėl mums reikia išrinkti į valdžią tokius žmonės, kurie žino tai, ką žino ekonomistai. Bet mes tokių neišsirinksime, jei nežinosime to, ką jie turi žinoti. Tai yra, rinkėjai turėtų patys suprasti politinės ekonomikos mokslo pagrindus. Pasakiau kažkaip painiai. Kad būtų aiškiau, pateikiu pavyzdį. Buvo laikai, kai nieko nestebino ir buvo normalu daugumą ligų gydyti kraujo nuleidimu. Kraujo nuleidimu buvo gydytas ir Amerikos prezidentas Džordžas Vašingtonas. Istorikai mano, kad netaikius tokio gydymo prezidentas turėjo galimybių pasveikti nuo jų užpuolusios gerklės infekcijos. Šiandien visi turime medicinos žinių ir tikrai neleistume savo gerklės uždegimo gydyti kraujo nuleidimu, o gydytoją pasiūliusi tokį gydymą laikytume šarlatanu. Lietuvoje mūsų supratimas apie ekonomiką yra panašus į žmonių supratimą apie mediciną prezidento Džordžo Vašingtono laikais. Mes renkame į valdžią politikus, kurie viešai žada nuleidinėti kraują mūsų ekonomikai, mūsų visų geroviai, nes mums tokie siūlymai skamba priimtinai ir logiškai. Būnant Šiaulių miesto tarybos nariu, teko dalyvauti tokiame keistame Šiaulių miesto gimnazijos direktorių, ar tai prisistatyme, ar tai atsiskaitime, miesto tarybai. Tada turėjau progą vadovų atsakingų už mūsų jaunimo išsilavinimą paklausti vieną klausimą, kuris visus juos išmušdavo iš vėžių. Klausimas buvo toks: ar kapitalizme yra išnaudojimas? Vienintelis iš Šiaulių gimnazijos vadovų į šį klausimą atsakė tiesiai, bet neteisingai, kad žinoma išnaudojimas yra. Kiti vadovai nuo tiesaus atsakymo išsisukinėjo, kaip kas mokėjo. Toks nežinojimas neužkliuvo nei vienam Šiaulių tarybos nariui, kurie buvo išrinkti valdyti miestą. Nebejoju, kad ir Lietuvos Seime atsakymai iš šį klausimą būtų tokie patys, neteisingi. Politikai prisilaikantis klaidingų ekonominių pažiūrų, patekę į valdžią, niekada nesugebės Lietuvos padaryti klestinčią ir turtingą valstybę. Jie tiesiog mums visiems nuleidinės kraują, kabutėse žinoma, nuoširdžiai įsitikinę, kad daro gerą. Mums visiems pritarant. Kita vertus, negalima tikėtis, kad šalies piliečiai, klaidingai suprantantis politinės ekonomikos procesus, išsirinktų į valdžią politikus teisingai suprantančius šios procesus. Ratas užsidaro. Burtais tikintys į valdžią rinks tik burtus žadančius. Tai yra pagrindinė priežastis, kodėl gaištu savo laiką ir leidžiu savo pinigus kurdama šias laidas. Turiu tikslą gyventi turtingoje valstybėje. Bet kol dauguma Lietuvos piliečių pritars kovai su išnaudojimu ir panašiems kliedesiams, tol geresnio gyvenimo teks važiuoti į labiau išsilavinusių žmonių valstybės. Turime pakankamai medicinos žinių, kad netikėtume gydymu užkeikimais, kraujo nuleidimais ar šlapimo gėrimais. Todėl mes jau nebemirštame nuo eilinės infekcijos. Laikas įgyti ekonomikos žinių, kad pagerėtų kiekvieno mūsų piniginė sveikata, kad ji taptų sveikesnė ir storesnė. Todėl pajudink pirštą, padaryk Lietuvą ir savo turtingesniais. Spausk mygtuką patinka, pasidalink šiomis laidomis, kad kuo daugiau Lietuvos žmonių išgirstų ir sužinotų apie pagrindinius ekonomikos dėsnius ir nustotume į valdžią rinkti burtininkus. Sėkmės mums visiems ir iki pasimatymo.